Ačiū. Pirmą kartą matau oranžinės pamergės. 4. Prospekte oranžinis virusas. Pamergės su oranžiniam suknelėm, oranžinis virusas Gedimino prospekte, reiškiasi Europos krepšinio čempionatas artėja. Čia mano žmonės, vaidintojai, aktoriai. Susibaišysiu su uniformos, tai. Na. Man moteriškas vakar patiko. Galvoju policijos, bet sako, žiūriu kažkokios tokie pūrės kitokios atinka. Jo, vakar fotografuojasi visi. Iš sovietmečio laikų vienas iš geriausias dizaino pavyzdžių – sulčių automatai. Nu, bet ten automatas. Rankinis automatas. Toksai modernizuotas. Vingio parkas. Puikusis miesto parkas. Aišku, tobulumų ribų nėra. Tvarkyti dar daug ką reikia. Bet visada gerai, kai yra ką tvarkyti. Blogiau, kai nėra ką tvarkyti. Po vieną keliat ranką ir sakot. Parkas pilnas žmonių. Sakė, kad nenukristum. Vingio parke aikštelės pilnos jaunų šeimų ir vaikučių. Treniruokliai lauke yra labai gera iniciatyva. Tikrai turėsime tęsti. Tik keista, žiūriu, nemažai jų sulūžusių. Klausimas, ar dėl konstrukcijos, ar dėl naudojimo. Nematyti kraštai. Fantastiškas ledų dizainas iš sovietmečio. Ten pagal feng shui. Net neapsirauja. Kaip sako, ir patį nufotografuosim. Rūkas atlėdė. Kaip sakai? Sako, ir patį nufilmuojam. Kokia Renault, ohoho. Nors renginys tai yra gerai, tačiau vis dėlto parkuoti automobilius ant šaligatvio ir Kudirkos aikštėje tikrai yra negerai. Gražus vaizdelis.